Hello. Sveiki visi atvykę į Kino Maniako podcastą. Ir šiandien aš kalbėsiu apie filmą Kaimiečiai. Tai tokia trumpa informacija, kas dar nežinojo, tai Kaimiečius rodė šių metų 22/04 metų kino pavasaryje. Daug susilaukęs dėmesio iš žiūrovų ir jis yra tikrai to vertas. Tai dabar šiandien kalbėsiu apie jį. Taigi, šio filmo kūrėjas yra, nežinau gerai ištarsiu, bet Hugh Welchman. Jūs galimai esat matę jo filmą Loving Vincent, tai yra filmas apie Vincentą Van Gogą, kuris buvo viskas pieštas, tas filmas buvo. Ir jūs visai, tas irgi filmas turėjo populiarumą, ir dar turi, tiesą sakant. Čia tiesiog tokia trumpa informacija apie kūrėją filmo. Ir šitas Hugh Welchman sukūrė naują filmą pavadinimu Kaimiečiai arba originaliai The Peasants, jeigu gerai ištariau. Tai pradėsiu apie ką yra šitas filmas. Apie kaimiečius, tai tiek. Bet iš tikrųjų tai visas veiksmas vyksta 19 amžiuje. Kaime Lenkijoje, ten tiesiog rodomas kaimo gyvenimas. Tai ten yra, bent aš kaip supratau, tam filme kokios temos yra analizuojamos, tai yra labai akivaizdžiai norima pabrėžti, bent man taip atrodė, pletkų tema, kaip pletkai gali žmonėms sugadinti gyvenimus. Taip pat yra to laiko problema ir dar taip pat šių laikų problema kai kur, kad būna moteris arba net merginos tiesiog ištekintos už kažkokio vyro, kurio amžius yra 3 kartus vos nedidesnis už jos. Tai čia tai buvo šitame filme. Ir yra kalbama, taip pat ten buvo pažymėta problema apie žemę, apie meilę, buvo net tokia man citata įstrigus: meilė ateina ir praeina, o žemės lieka. Tai va šitą citata man labai, net nežinau, parodė, kaip tiems laikams, atrodo, ta meilė net neegzistavo. Tiesiog kuo didesnis kraitis, tai tegul tuo ten jie ir ženijasi, nes va meilė ateina ir praeina, o žemės išlieka. Tai tikrai filmas yra toksai apie kaimo gyvenimą. Taip pat visas filmas yra lenkiškai, tai pasiruošęs skaityti subtitrus. Šitas filmas trunka 114, jeigu neklystu, 114 minučių. Bet man rodos klystu, man rodo 144 iš tikrųjų, tai yra apie 2 valandas bendrai filmo. Ir dabar, kodėl aš kalbu apie šitą filmą ir kodėl jisai yra toks, sakykime, populiarus lietuvių pasaulyje. Tai dėl to, nes prie šito filmo kūrimo susidėjo, net ne tai, kas susidėjo, bet prisidėjo ir lietuvių. Kadangi, ko dar nepaminėjau, šitas filmas nėra įprastas filmas, kurį jūs eisite ir pamatysite kino salėse. Jisai yra nupieštas. Jeigu teisingai žinau, bendrai yra apie 40 000 piešinių. Ir taip, žinokit, kiekvienas šito filmo kadras yra pieštas ranka. Tai kai jūs žiūrėsite, aš tikiuosi, arba jau kai žiūrėjote šitą filmą, tiesiog susimastyk, nes šitas filmas, jeigu taip pat neklystu, truko jo gamyba 7 metus. Jūs įsivaizduokite prie kažkokio projekto 7 metus dirbti. Aišku, filmai dažniausiai trunka apie 3 metus ten, čia įskaitant scenarijų, filmavimus, redagavimus ir panašiai. Šitas tokios 7 metus, tai tikrai yra daugiau negu 2 daugiau. Ir buvo lietuvių dailininkų, kurie prisidėjo prie šito darbo. Buvo serbų, buvo aišku lenkų, taip pat buvo ir ukrainiečių. Tai labai smagu, kad netgi Lietuvos menininkai yra
yra tiesiog prijungiami, netgi galėčiau pasakyti, prie būtent kino industrijos. Kitas įdomus faktas apie šitą filmą yra, kad šis filmas yra nominuotas Sidabriniai gerviai. Tai va taip pastikslinu, trukmė yra 114 minučių vis dėlto, pats jo paprieštaravau ir yra nominacija metų geriausias mažumos bendros gamybos kino filmas. Tai lauksim, aišku, Sidabrinės gervės, pažiūrėti ir laimės, ar nelaimės. Ir, sakyčiau, paskutinis toks įdomus faktas apie šitą filmą, nes po to jis mano nuomonė, tai jinai tikriausiai nelabai įdomi jums, bet kad šis filmas yra remtasis kūriniu, kurį parašė lenkų autorius Vladislavas Reimontas. Ir kodėl jisai yra toks įžymus ar žinomas ir kodėl šitas kūrinys buvo pasirinktas, tai todėl, nes 1924 metais, lygiai prieš 100 metų, šitas Vladislavas Reimontas gavo Nobelio premiją literatūroje už savo darbą. Tai irgi žinokit, yra dėl ko šitą filmą pažiūrėt. Ir dabar mano nuomonė apie šitą filmą, tai kai jau ketinu salę, nieko apie jį labai nesiskaitinėjau, man patinka tiesiog nueiti ir pažiūrėti, tada susidaryti nuomonę. Bet nustebino. Tikrai yra keista žiūrėti, kai ten tu supranti, kad kiekvienas kadras yra literaliai ranka pieštas. Tai keista kartais žiūrėti, bet pati istorija filmo yra tokia labai ir sunki, kadangi, ten aš dabar nenoriu jums spoilinti ir papasakoti, kas bus filme, bet ten yra grynai kaimo gyvenimas. Ten yra pasakojama apie ūkio darbus, apie vestuvės, apie ženijimas ir panašiai. Tai ir daug yra tokių, kai žinot, kai ten būna tie posakiai lietuvio kalboje, ten, nežinau, plėtinį kaip kaimo boba. Tai va, būtent tokie posakiai yra kilę iš tokių istorijų. Tai tikiuosi, kad aš esu sudominu su šitu filmu, nes jis tikrai yra vertas jūsų dėmesio. Tikiuosi, kad jau jį matėt arba planuojate peržiūrėti. Ir tiek, buvo Kino Maniakas, tikiuosi, kad patiko mano podcastas ir susitiksim kitą kartą. Ačiū.